Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakultetas surengė mokslinę konferenciją skirtą 150-osioms Maironio gimimo metinėms paminėti. Konferenciją Maironio eilėmis pradėjo ąžuolo vainikais pasipuošusios humanitarinių mokslų fakulteto studentės. Visi dalyvavusieji išgirdo apie Maironio kūrybos unikalumą, mitinius įvaizdžius kūryboje, eleganciją ir jo indėlį į šiandieninę Lietuvos kultūrą. Anot Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekano profesoriaus daktaro Rimanto Balsio, neįmanoma nesurengti tokios konferencijos minint 150-asias Maironio metines. Ar galėtų kilti mintis nesurengti, minint tokias metines ir tokio iškilaus poeto ir apskritai ne tik poeto, aišku, mes jeigu pažiūrėsime į Maironio visą veiklą, yra tiek daugiašakė ir plačiašakė ir įvairiapusė, kad šiandien nedaug mes tokių asmenybių galime matyti. Tai užtenka paminėti jį. Jisgi ir mokslininkas, jisgi ir kūrėjas, jisgi ir administratorius savo laiku buvo, nes vadovavo Kauno dvasiniai seminarijai. Jisgi skaitos ir vertėjas buvo, nes vertė. Jis ir politinėje veikloje dalyvavo, nes Krikščionių demokratų partijos manifestą iš esmės rašė. Tai štai daugiašakė tokia veikla ir netgi sakyčiau, kad kai kurių aspektų mes šiandien net nesuspėjome paliesti. Dėl to, kad ir laiko praktiškai neužteko, o ir asmenybė yra tokia didelė, kad vienu susėdimu arba vienu suėjimu jo viso apriepti, sakykime, bet maž yra neįmanoma. Konferencijoje netrūko įžvalgų bei netikėtų diskusijų. Organizacinio komiteto pirmininkas Panevėžio vyskupas jo ekscelencija Jonas Kauneckas skaitė pranešimą Maironis Lietuvos pranašas, kuriame buvo atkreiptas dėmesys į Maironio kūrybos universalumą, jo nešamą žinią ateities kartoms. Anot vyskupo universalumo ir kalbėjimo apie tai, kas aktualu, iš Jono Mačiulio derėtų pasimokyti daugeliu šiuolaikinių poetų. Maironį piktino neteisybė, vargšų skriauda, o šiandien nėra tokių dalykų. Yra, bet poetai kažkaip šito neliečia šiandieniai. Visuomeniai matom, imkime tie garliavos įvykiai, kaip pasidalina žmonės į dvi stovyklas. O kur tie poetai, o kur tie menininkai, juk čia tikrai didelės dramos. Maironis neeilinė asmenybė. Iš jo daugumai šiuolaikinių poetų ir jaunųjų kūrėjų derėtų pasimokyti gebėjimo kalbėti apie visuomeniai skaudžius, aktualius dalykus. Antroji šios konferencijos dalis vyks Liepos 5-6 dienomis Jono Mačiulio gimtinėje Pasandravyje. Čia planuojama rodyti spektaklį, kuris pastatytas pagal Maironio dramą Vytautas pas kryžiuočius.